Sveiki. Šiandien noriu pakalbėti apie konsultanto darbą, apie savo darbą. Dirbu jau 4 metus ir finansų konsultantu esu tikrai pakankamai ilgą laiką, kad galėčiau padaryti tam tikras išvadas ir savo įžvalgas. Tai šiandien noriu pasidalinti būtent savo įžvalgomis. Visų pirma, kad finansų konsultantų būti neužtenka turėti ten leidimą kažkokį, išsilaikyti vieną kitą testą. Finansų konsultantas kiekvienais metais privalo tam tikrų kvalifikacinių mokymų išklausyti, valandų skaičių atsiskaityti, turi išlaikyti kiekvienais metais kvalifikacinius testus, gilinti savo kompetenciją, mokytis. Ir aš paskutinius 4 metus labai daug mokiausi, daug skaičiau, įvairiuose mokymuose dalyvavau, nagrinėjau Lietuvos banko duomenis, statistikas, taisyklės, fondų grąžas, atsiperkamumus, visokią kitokią informaciją, kaip pavyzdžiui, nedraudiminius atvejus draudimuose ir panašiai. Išsilaikiau finansų maklerio konsultanto licenciją, kuri man padeda labiau suprasti apie investavimą. Paprašiau paaiškinti žmonėms, savo klientam, būtent investavimo klausimus ir ne tik klientam, ir savo kolegom. Tai apie tai vedu ir mokymus, ir savo kolegom, ir dalinuosi šitą informaciją. Tai per 4 metus įvyko labai daug pokyčių ir jie nuolatos vyksta, ir finansų konsultanto darbe lygiai taip pat. Tai pokyčiai yra normali būsena. Keitėsi, partneriai, keitėsi pasaulinė sistema, tvarka, nuotaikos, žmonių pajamos, daug dalykų keitėsi ir mes keičiamės. Ir aš keičiuosi. Ir jeigu konsultantas nesikeistų, veiktų senais metodais, tai tiesiog pasaulis nueitų, jis liktų vietoj. Tai keitimasis yra nuolatinė būsena ir tas leidžia judėti priekį. Taip pat yra labai daug visokių nuomonių apie finansų konsultantus, apie draudimų konsultantus, apie pensijų fondus, apie gyvybės draudimus, apie turto draudimus ir taip toliau. Tai nuomonių yra įvairių. Vieni tiem pritarė dalykam, kiti nepritarė, kiti nežino. Tai normalu yra turėti savo nuomonę, aš irgi turiu savo nuomonę ir per paskutinius kelis metus mano suvokimas ir darbas man leidžia suprasti svarbą to, ką aš darau. Tai yra paaiškinti žmonėms apie jų būsimą finansinę ateitį, padėti susidėlioti finansinius srautus, susidėlioti finansinius tikslus, panaudoti teisingai įrankius, nepermokėti, kai nereikia. Kiekvienas įrankis turi savo paskirtį ir jį reikia naudoti pagal paskirtį. Tai mano darbas yra būtent tai ir parodyti ir sudėlioti kiekvienam klientui, paaiškinti paprastai. Taip pat labai svarbu, kasdien su to susiduriu, kad finansų konsultanto kvalifikacija arba kartelė turėtų būti netgi dar aukštesnė, negu yra dabar šiuo metu. Tenka dėja pripažinti, kad yra visokių konsultantų, yra labai gerų, yra ir nebūtinai galbūt gerų, arba ten įdedančių daug žinių, daug pastangų į žinias. Tai kartelė galėtų būti dar aukštesnė, aš už tai, nes tai vis tik yra atsakingas darbas ir reikalaujantis nuolatinės kompetencijos atnaujinimų. Tai finansų konsultantas turėtų būti nuolat pasiruošęs, turėti daug žinių, patirties ir galėtų ją pasidalinti. Nes kodėl taip yra? Todėl, kad tai ne cukraus vatą pardavinėti. Tai finansų konsultantų darbas ne tik pardavimai. Kiti sako, čia pardavinėjat. Jūs iš dalies taip, bet kas gyvenime yra pardavimai, net einat į darbo pokalbį, jūs pardavinėjat save. Tai iš dalies taip, bet mes ne tik parduodam, aš konsultuoju žmonės, aš randu geriausius sprendimus, pateikiu opcijas, variantus ir klientai priima sprendimą. Ne aš priimu, o jie. Tai mano darbas yra tiesiog parodyti tą kelią, supažindintis, pateikti informaciją, rasti geriausią sprendimą, jeigu klientų kyla klausimai, atsakyti juos. Taip pat labai svarbu, finansų konsultantų labai didelę dalį užima kapitalo kaupimas. Tai yra pagrindas, apie ką mes dirbam ir aš su kuo dirbu. Tai yra atsidėti, kaupti, investuoti, kad turėti daugiau. Ir ką tai reiškia, kad turėti daugiau, visada reikia kažką daryti. Ir jeigu visuomeniai paklaustumėt, beveik didžioji dalis pasakytų, kad nori investuoti, nori pradėti investuoti, galbūt nežino kaip, bet daug kas tikrai nori. Ir tas noras visuomeniai yra labai jaučiamas, bet norai nuo realybės labai skiriasi. Praktikoje labai nedidelė dalis žmonių iš tiesų investuoja. Kodėl taip yra?
todėl kad dauguma tik nori, nes tai turbūt galbūt yra ir mada, bet kad norėti neužtenka, reikia kažką paaukoti. Nes jeigu gyveni kiekvieną mėnesį išleidi visus pinigus, nieko neatsidedi, vartoji, tai norint pradėti investuoti, turi pradėti paaukoti kažką, atsisakyti kažko, ką įpratęs įsipirkti. Tai norint sukaupti kapitalą, reikia tikrai kažką paaukoti. Ir kai supažindini žmonės su realybė, parodai, kad turėsit atsidėti kažkiek kiekvieną mėnesį, tai tada didžioji dalis žmonių atšala ir jų noras investuoti išgaruoja. Bet taip kaip ir neturėtų būti. Kodėl? Todėl, kad atsidėti tikrai nereikia daug, kaip ir klausia dažniausiai, kiek reikėtų atsidėti. Standartas, sakykime, 10%, bet tas 10%, ką tai reiškia? Vieniem daug, kitiem ne, žiūrint kaip žiūrės. Aš žiūriu kitaip, kad 90% nuo mano pajamų lieka vartojimui ir aš 90% beveik 100 didžiąją dalį aš vartoju ir tik 10, sakykime, atsidedu, kaip pavyzdys. Tai šitoj vietoj tas 10% neatrodytų toksai didelis, bet tą reikia daryti nuolatos. Ir mano darbe aš tą įrodau, aš aiškinu žmonėm ir visada aiškinu realybę. Aš nepiešiu kažkokių pasakų, neuždedu rožinio akinių, aš visada aiškiai tiesiai šviesiai sakau, bus taip ir taip, planas yra toksai, mokesčiai tokie, gausit už tą tai, už tokį dalyką tą gausit, tą gali tikėtis, to nebus, tas bus. Tai labai svarbu yra suprasti, kad kiekvienas įrankis turi savo paskirtį ir teisingai jisai turi būti naudojamas. Tai mano patirtis man leidžia sudėlioti tikrai lengvai, pakankamai lengvai finansinį planą į ateitį. Kodėl? Nes aš tiek kartų dariau pasiūlymų skaičiuoklės, pavyzdžiui, investicinio gyvybės draudimo, jeigu ateina klientas ir aš užduodu kelis kontrolinius klausimus, aš jau be skaičiuoklės žinau, ką jam sudėlioti, kokias apsaugos turėtų būti pagal jo poreikius, kokia bus investicinė grąža, kokį fondą parinkti, kada jam atsipirks, kokias išmokas galėtų gauti, ar jam tiks tai ar ne. Tai aš jau tą be skaičiuoklės darau, bet aš visada rodau skaičiuoklę, kad realiai klientas pats įsivaizduotų ir matytų, kad negalvotų, kad čia aš iš galvos kalbu. Tai investavime, kaip ir visur kitur, reikia pastangų, reikia įdėti laiko, kapitalo, tada bus rezultatas. Ir dažniausiai žmonės ant ko paslysta, tai yra čia kaip ir sporte. Jeigu sporte daug kas ko paklausit, norėtų sportuoti, kai kas numes svorį, kai kas priaugtų raumenų, palaikyti gerą sveikatą, bet labai maža dalis žmonių sportuoja nuolat. Kodėl? Todėl, kad neturi valios, noro, užsispyrimo, kaip ir noro yra, bet užsispyrimo ar pastangų įdėjimo nėra. Ir visada yra vidinis pasipriešinimas. Tai su treneriu pasportuoti yra visiems lengviau. Daug kas sako, o jeigu būtų treneris, mane motyvuoja, papušina ir viskas su tuo ok, ir tada sportuoja. Taip ir finansų konsultantas, tai yra kaip ir treneris sporte. Tai pats žmogus dažniausiai jisai neprisiims atsakomybės ir be finansų konsultantų jisai neturės galimybės, gebėjimo kaip susidėlioti savo planą ir jo laikytis. Tai tam yra reikalingas geras finansų konsultantas. Ar aš esu geras finansų konsultantas? Manau, kad taip. Aš turiu daug patirties, daug žinau, daug nuolatos mokausi. Ar aš tinku visiems? Ne, tikrai ne. Nes vis tiek reikia rinktis konsultantą pagal tai, kas tau tinka ar netinka. Ir yra žmonių, kam aš tinku, yra kam ne, su to viskas tvarkoj. Jeigu aš netinku, kaip pavyzdys, tai aš visada galiu parekomenduoti kolegas, turiu labai gerų konsultantų, kolegų, kur tikrai kiekvienam žmogui galima atrasti. Bet jeigu tinku, tai kviečiu pasikonsultuoti, prisijungti, pasikalbėti arba sutikti gyvai ir būtent pasidėlioti, pasižiūrėti, kokia yra realybė. Ir mano užduotis nėra jums kažką įkišti, mano užduotis yra parodyti, kas vyksta Lietuvoje iš tikro, ne pletkai, ne kažkas, kokios yra taisyklės, kokie yra mokesčiai. Taip, tai yra iš dalies nuobodu, bet aš visą tą perskaitau. Aš visas taisyklės perskaitau ir jums susisteminu. Jeigu jūs klausėt, iš kur tai gavai, iš kur tai sužinojai, aš galiu atidaryti, parodyti mokesčius, Lietuvos banko statistiką, įlysti visų bendrovių taisyklės ir taip toliau. Tai kad jums to nereikėtų daryti, aš tą darau kiekvieną dieną ir jums taupau laiką. Tai mano vertė yra tame, kad aš taupau klientų laiką, jie įgauna mano pasitikėjimą, pasitikė manim, pasitikė mano kompetenciją ir tie, kurie pasitikė, jie eina ir daro. Kai kurie galbūt nepasitikė, viskas ok, arba turi kitų nuomonių, super, bet jeigu jūs nežinot ir jums reikėtų trenerio, reikėtų pagalbos, tai čia nieko blogo tame nėra, aš tam ir esu. Ir šiandien tokį norėjau video įrašyti,
Žiūriu jau beveik 10 minučių, vat tai, ką norėjau pasakyti, dalinuosi ir jeigu manot, kad jums reikia pagalbos, kreipkitės, pasistengsiu jums padėti.